Labai dažnai sulaukiu jūsų skambučių. Sauliau, man reikia pakeisti kitas kelias lentas. Sauliau, man reikia tik tai lentas pasikeisti ir viskas bus gerai. Terasos, žinokit, taip nebūna. Nes jeigu tu pajudini vieną kampą, supranti, kad reikia kelti visus. Ir tu įsiveli visišką demontažą ir terasos gamybą nuo nulio. Netikėt, grįžkim į projektą statome savo. Šitas projektas tokį pagreitį gavo po žodžių. Gal vis dėlto pasididinkim, sujungim terasą su kubilu. O dabar pasižiūrėkit, kas iš to gaudės ir kokia viso to vizija. Ir šiandien mūsų dienos tikslas pasidaryti gerai, taip kaip turi būti. Ir nors mes kalbam apie terasos perdarą, šiandien mes liksim į stogo konstrukciją. Ką turiu omeny? O būtent šitas balkis. Dabar žiūrėkit, mūsų vizijoje čia turės būti stiklinimas, plus mes norim pasidaryti gražias lubas iš termomedienos lentelių, kurios eis va būtent statmenai mūsų pagrindiniai sienai. Ir kas gaunasi, šitas balkis yra visiška nesąmonė. Kad tiesiai padaryti gražias lenteles, aš turėsiu pjauti, apžaisti ir visas kitus dalykus daryti. Kas liečia įstiklinimą, tai mūsų kraštas turi eiti šičia. Mes neturim tvirtinio mazgo. Tai taip gaunasi, mes vis tiek kažką turėsim daryti, galvoti, lipdyti kažkokią nesąmonę. Plus, kitas momentas. Mes turim 2 atramos taškus visai 6 metrų kolonai. Kas gavosi per laiką? O čia mes turim įlinkimą. Beveik 3-4 cm įlinkimas. Čia pas mus kaupiasi purvas, plus tvirtinant rėminančią sistemą, mes turim tą kažkaip išgaubti. Tai vėl, mes įsivelėm nesąmonės. Tai vis dėlto buvo priimtas sprendimas tą koloną visą atraminę perkelti į priekį. Nuo ko visko pradedam? Teisingai. Imam telefoną ir skambinam kam? Medžio bitėm. Hello, friend, I need your help. Oi, nu savo, kaip visada su trenksmu. Beje, medžio bitė tai ne vien konstrukcinė mediena, bet termo ir egzotinė mediena. Žodžiu, viskas, kas susijęs su žodžiu medis. Šitai užduočiai mes pasirinkom klijuotą 140-140 medieną. Kodėl klijuotą? Tam, kad nesideformuotų, nesisukiotų, nes jie tiesiogiai ateis aliuminė rėminė sistema. Šitas kolonas mes tiesiog dirbsim antiseptikų ir mes jas apklijuosim, apvilksim. Skarda, kurios spalva bus lygiai tokios pačios spalvos pagal ralą, kaip ir mūsų rėminės sistemos. Tokiu būdu mes žinom, kad spalva nesiskirs nuo rėminės sistemos, plus aš žinau, kad prie šitų kolonų dažymo daugiau aš niekada nebegrįšiu. Šitai užduočiai atlikti mes atlikom dar vieną skambutę MDS terasos mūsų partneriam, iš kurių atvažiavo poliai, sraigtiniai poliai. Tai vat, mes naudosime būtent tokius polius 76 ant 160 ilgio, kad atremt mūsų kolonus. Gerai, užteks kalbų, einam prie darbų. Let's go! Kągi, imam lazerį, nusimušam nuo viršutinio kraigo kampo, kur tiksliai bus kampinė kolona. Pirmos aukos, medis tiesiai ant kampo. Ne problema, pasislinksim. Nusišveičiam medieną, tam, kad jinai geriau sugertų impregnantą. Imam savo galingiausią suktuką ir sukam varžtą į žemę. Va taip, įsisėm siūlą, pasižymėm, kur tiksliai bus mūsų kolonos ir tvirtinimas. Dabar tvirtinimus visi esat ko gero matę pirkti tokius tvirtinimus. Aš jais asmeniškais netikiu, nes jie juda, kruta ir tvirtai nelaiko kolonos apačios. Imu 18 ilgasrigį, prisivirinu į strižainę, siūlės įsišveičiam tvarkingai, nusigruntuojam arba nusicinkuojam, dedam veržlės, maunam kolonas ir gaunam labai tvirtai. Matot, net neina pajudinti. Kągi, keliam koloną, pavojingiausia dalis. Ir štai galutinis rezultatas. Kad gegnės gražiai gultų ant atraminio mūsų balkio, įklijuojam papildomai kaiščius. Kągi, dienos misija įvykdyta. Balkio nebėra. Atviros lubos. Ir žinokit, tikrai visai kitas jausmas, kai nėra kažko per vidurį lubų, kai nėra vidury terasos kažkas ir jeigu kažkada kils klausimas, ar verta tokius dalykus daryti, žinokit, tai yra tikrai nesmulkmena, kaip bebūtų. Tai yra tikrai svarbu ir iki galutinio rezultato tikrai verta tą padaryti. Visi mes kažką gyvenime veikiam. Natūralu, kad keičiasi ir poreikiai,
keičiasi šeiminė padėtis ir tai, kas buvo padaryta prieš 10 metų, mūsų jau netenkina. Tai yra dėl pasikeitos situacijos, o galų gale galbūt ir dėl pasikeitusi požiūrio į tam tikrus dalykus. Tai vat terasose, žinokit, taip nebūna, kad man reikia biškį kažką padaryti po kažkurio laiko eksploatacijos. Dažniausiai mes įsiviliam į labai didelius perdarimus, rekonstrukcijas, renovacijas, o neretai yra įtraukiami ir landšafto bei gerbūvio perdarimo darbai. Kągi, ačiū Jums, kad buvo šiandien kartu su manim, ačiū Medžio bitėm už medžiagas, spaudžiam laikus, share, subscribe, iki kitų kartų. Iki!